Visiems labas vakaras, skubu ruošti vakarienę. Šiandien vėl pas mane daržovės, bulvės, bulvytės 4, svogūnai 3. Čia yra cukinija, 2 morkos didelės, česnako skiltelė, prieskoniai. Ten toliau eis brokolis, mozzarella ir dar galvoju įdėsiu savo pomidorų. Va, dabar reikia viską susipjaustyti, susismulkinti. Dirbam. Bet taip greitai susipjaustome bulvytės, dedame į liūdą didelį ir pjaustom toliau svogūnus. Ir svogūnai jau supjaustyti. Labai mėgstu morkas. Ir jos keliauja į puodą, į bliūdą. Cukiniją pjaustom stambesniais kubeliais, netokiais kaip bulvės ar morkos. Morkytės reikia ploniau pjaustyti, bulvytės tokios, o cukiniją reikia stambiau pjaustyti, nes jinai greičiau išsitroškina. Didesnius pomidorus susmulkinau, o mažesnius mesiu visus. Net nesmulkinsiu, nes jie tokie mažiukai, jų nėra ką smulkinti, jie va tokie mažuliukai. Va, tik tai tuos biškėlį pasmulkinau. O va toksai asorti gavosi daržovių. Dabar ką reikia pasiruošti? Reikia pasiruošti mums šitą užpilą. Su kuo mes užpilsime? Prieskoniai, aliejus, druskytė, česnakas. Ruošim toliau. Man užteks tokios didelės skiltelės česnako, tuoj aš ją susmulkinsiu. Va. Dabar česnaką dėsim į aliejų. Taip. Toliau dedam druskos. Čia labai nemažai daržovių yra, tai apie šaukštelį druskos tikrai dedu. Ir išmaišom. Išmaišom, sujungiam viską ir dėsime prieskonius. Ir prieskonius visus išmaišome iki vientisos masės. Kai išmaišome gerai druską su prieskoniais, šitą aliejų reikia užpilti ant daržovių. Va čia pilsime. Prieskoniai, česnakas, kaip kvepia skaniai viskas. Dabar mums telieka viską gerai išmaišyti, sujungti visus prieskonius su daržovėmis, pakratyti. Aš geriausiai tai darau, tai va, paimu už kraštų bliūdą ir pakratau iš visų pusių į viršų, į šonus visus ir visos daržovės pasiskirsto prieskoniais ir būna labai skaniai. O tada mes pasiruošime skardelę, kurią išklosime pergamentiniu popieriu ir uždengsime foliją. Va taip išklojau dugną skardos su pergamentiniu popieriu. Aš jau nieko čia nededu, jokio aliejaus. Man užteks aliejaus iš daržovių, kur aš truputėlį pašlakščiau, kad gerai pasiskirstytų visi prieskoniai. Ir dabar visą šitą turinį dedame čia. Oi, pasižiūrėkit, koks grožis. Paskirstom visas daržovės, kad jos tolygiai pasiskirstytų, kad visos vienodai iškeptų. O dabar ką mums lieka padaryti? Pasiemame foliją ir foliją uždengiame visą viršų, užklojame ir šauname į orkaitę 200 laipsnių temperatūros, viršus apačia, ventiliatorius ir kepam. Aš kepu panašiai valandą laiko. O per tą laiką aš susitvarkysiu brokolį, aš jį blanširuosiu, truputėlį apvirsiu druskingame vandenyje. Ir po to jau, kai iškeps daržovės, ant šitų daržovių dėsiu brokolį ir dar nepamiršti. Šiandien bus mozzarella ant viršaus, jau kai iškeps. Viskas, laukiam. Va taip paruoštas mano kepsnys daržovių keliauja į orkaitę visai valandai.
Kol daržovės kepa, mes susitvarkysime brokolį. Marsė, ateik čia pas mane. Susipjaustysime. Aš susismulkinau brokolį tokiais gabaliukais, nemažais, kad būtų ką pakramtyti dar. Ir dabar reikia, ką mums daryti, tai reikia užvirinti vandenį ir įdėti druskos. Vanduo jau beveik užvirė. Aš paimu maždaug pusę šaukštelio druskos, beriame į vandenį, išmaišome, vanduo užvirs, o tada mes sudėsime brokolius. Ir virsime 3 minutės, nedaugiau. Jie labai greit išverda. 2-3 minutės, po to perlieti šaltu vandeniu ir viskas. Ir bus labai skanu. Ir tada lauksim, kol iškeps mūsų daržovės. 2-3 minutėlės. Jeigu paverda, aš sumažinsiu ugnį, kad nebūtų labai stipriai ant 7. 2-3 minutės. Kol verda brokoliai, susipjaustome mozzarelą ir ją paprasčiausiai paskaniname prieskoniais truputėlį. Mes tą mozzarelą dėsime ant daržovių. Taip. Tuoj liko 1 minutė ir tuoj išjungsime brokolius. Perliejau brokolius šaltu vandeniu ir dabar tegu jie lauks, kada toliau mes su jais ką darysim. Kas ten darosi, Marse? Ką toliau aš darau su brokoliu? Tai jam suteiksiu skonio. Pas mane yra tokie prieskoniai. Chimichurė. Taip. Ten įeina ir svogūnai, valgomoji jūros druska, česnakai, cukrus, petražolės, raudonėliai, saldžiusios raudonos paprikos. Tai vat suteiksim paprasčiausiai skonio, kad ta daržovė būtų skaniai valgyti. Paprasčiausiai truputėlį paskaninsim, kad tas žalias kopūstas įgautų skonio. Tai čia yra česnakas, visokie prieskoniai. Tai va, truputėlį pastovės, o po to mes uždėsim ant daržovių. Ir čia aš mozzarelą išvoliojau, ją visą su tais prieskoniais. Ir dėsim po to ant virš, kai jau bus iškepusios daržovės orkaitėje. Tai va, pasiruošiau viską, ką dėsiu ant viršaus. Dabar belieka laukti, kol iškeps daržovės. Tai va, daržovės jau iškepė. Dabar ką mums reikia padaryti, nuimti foliją. Atsargiai, labai karšta, žinokite. O, iš karto karšta. O, kaip karšta čia, žinokit. O, koksai grožis. Žiūrėkite. Va. Aha, toj patikrinsiu. Bulvės minkštos. Liuks, viskas atrodo liuks, gerai. Dabar ką mes čia darome? Mes susidėkime brokolį ant viršaus. Paskirstysim, kad visur būtų, kad visur gautųsi gerai. Oi, kaip skaniai kvepia. Česnakas, tie visi prieskoniai, žinokit, labai skanu. Tai va, išdėliojame visą brokolį, kur turime. Ar jūs gaminate tokią vakarienę? Ar jums patinka? Mes tai paskutiniu metu vakarieniai labai mėgstame daržoves. Ir nieko nereikia, jokios mėsos. Va, tokių daržovių užvalgai. Aišku, čia mums su vyru užteks. Jūs negalvokit, kad mes iš karto viską taip ir suvalgysime. Ne, baikite.
Mes tiek nesuvalgom. Mes, vat, jeigu pusę skardelės per pusę, o tą kitą pusę ant rytojaus, taip ant pietų ar vakarieniai. Tai va, visą brokolį aš išdėliojau. Dabar pasislinkau arčiau mozzarella ir į tarpus dedu mozzarella. Oi, kaip čia bus skanu. Jau galite įsivaizduoti. Kai išdėliosiu visą mozzarella, tada mes dar įkišime skardelę į orkaitę ir dar, kokias 5 minutės gal. Per tą laiką brokolis sušils, nes jisai jau atvėso. Ir per tą laiką turi išslydyti sūris mozzarellos. Vat. Ir jisai toksai bus tįstantis. Jisai vietoj atstos mums mėsą. O mes valgysime šiandien tokį patiekalą. Daržovės. Taip sveika valgyti daržovės. Kiek kartų per savaitę jūs valgote daržovės? Pagalvokite. Mes beveik, kiekvieną dieną turbūt. Taip, kiekvieną dieną valgom daržovės. Va, viskas. Tobulai gražu. Meno kūrinys. Dabar šaunam į orkaitę ir laukiame. Na, jūs tik pasižiūrėkite, koks grožis čia. Vajei. Sūris išsilydė, kvepia skaniai. Viskas, reikia kviesti vyrą ir mes eisime valgyti. Visiems skanaus, gaminkite ir skanaukite, kaip čia skanu. Viskas, einam valgyti vakarienę. Tai va, paragaujam. Bulvytė minkšta. Taip. Sūris, mozzarella. Opa. Labai skanu. Nam.